kalbėsim apie tai, ar aktyvus gyvenimo būdas gali tapti hobiu. Kaip jūs galvojat? Taip? Nu tai va, jau man jau iškart pusė darbo padaryta. Per šitą aš mėgstu pasivaikščioti irgi. Ir basas mėgstu, kur tik tai galiu. Aš pažįstu vieną žmogų, kuris iš viso, va, taip kaip Almantas šiandien, bet jisai net be kojinių. Jis neturi pasidaręs batus, kuriuose yra nupjauti padai. Nes tose situacijose, kurį jau labai pasmerktų, pavyzdžiui, Operhause arba oro uostose, jis iš tikrųjų vaikšto basas ir bėgioja ir žiemą, vasarą. Tai va, tai yra toks jo aktyvumo supratimas ir labai, jeigu jau taip iškart nuo to pradėti, tai basam būti labai sveika, labai naudinga, labai padeda įsižeminti. Ir jeigu vengiat, vat, kad atkreipdėmėsi į save, tai yra prikonstruota batų, kurie visiškai turi plonyti paduką. Tai jis leidžia jums pasijaus, kad jūs esat basi, na, bet iš tikrųjų žmonės nepagalvos, kad kažkas čia yra ne taip. Kas tas aktyvus gyvenimo būdas, kuo jisai pasireiškia, kiekvienam žmogui yra kitaip. Mano galva ir mano pavyzdžių, ir šiandien kalbėsiu labai praktiškai iš savo patirties, tai yra tokie mano paskutiniųjų metų asmeninė tobulėjimo iššūkiai, kaip bėgimas ilgų distancijų, netgi Ironman triatlonas, įvairiausi lankstumo pratimai, balansavimo, žongliravimo, kalbų mokymosi ir panašus dalykai. Juos visus vienyje tokia mintis, kad mes norime kažką tai daugiau pasiekti gyvenime, mes norime neapsiriboti to, ką išmokom vaikystėje. Nors šiaip aš nesu nei sportininkas, nei cirko artistas, nei kažkoks atlikėjas. Aš labai anksti pradėjau savo verslą, nuo vaikystės turėjau tokį norą kažką kurti, kažką parduoti, kažką uždirbti ir vėl kurti ir tokiu būdu įsitikinti, kad žmonės vertina tai, ką aš darau. Tai aš pradėjau, čia sudėjau tiesiog į vieną skaidrą visą savo trumpą CV. Tai buvo mano reklamos verslas labai didelis, kurį aš kūriau daugiau kaip 20 metų ir jis toliau veikia pavadinimu Havas, visa reklamos agentūrų grupė, bet aš jau jį esu pardavęs. Taip pat buvo didelė grupė Pharma.net, veikusi daugelį šalių, kur mes atrinkinėdavom žmonės įmonėm, laikinai juos įdarbindom, teikdavom tokias paslaugas personalo, outsourcinimo, taip vadinamo. Unseen Pictures tai mano leidykla, kur galbūt jums yra tekę girdėti keletą leidinių, tokie kaip Neregėta Lietuva ir panašių iš oro darytų albumų. Aš esu fotkinęs kitose tolimose pasaulio šalise, Meksikoje, Belize ir ypatingai pats didžiausias, sudėtingiausias projektas tai buvo Kuba, Neregėta Kuba, kur daug turėjau reikalų su statutiniais pareigūnais, nes Kubai viską kontroliuoja statutiniai pikti pareigūnai. Ir oro erdvė ir visa kita, tai aišku, ir pasienis, ir kariuomenė, policija, kas tik nori, visko ten yra buvę. Na va, ir leidyba, autorystė, vat, knygų rašymas man nuo mažens labai įdomu ir dar yra viena knyga. Ir kas nemiegosit ir būsit aktyvus, aš turiu keletą knygų, jums padovanosiu atminimui šiandieną. Va, o šiaip aš, kaip minėjau, esu pardavęs nemažai tų savo sukurtų verslų. Kaip verslininkas, kaip investuotojas dabar nemažai dirbu įvairiausiose srityse, tai yra ir visokios nekilnojamo turto projektai ir baldų gamyba, ir veterinarijos klinikos, kas tik nori, akcijų, birža, energetika. Ir dar vienas komponentas, mes su žmona auginame 4 vaikus, tai ko gero didžiausias ir man svarbiausias viso gyvenimo projektas tai yra šeima. Va, tai tiesiog mano prisistatymas, toks trumpas susipažinimas, kas aš per paukštis, kodėl aš apie tai kalbu. Bet personalo klausimai, žmonių gerbuvis, man kaip tų įmonių vadovui, kaip apskritai žmogui turinčiam edukologo, pedagogo gyslelę, nes šiaip pagal išsilavinimą aš esu istorijos mokytojas. Aš esu baigęs Vilniaus pedagoginį institutą, tapęs istorijos mokytoju, kol kas pagal tą specialybę tiesiogiai dar niekada nedirbau, bet man labai patinka dirbti su jaunimu, aš dažnai važinėju po mokyklas, pasakoju apie Neregėtą Lietuvą, apie savo verslo projektus, kūrybinius projektus. Ir įmonės organizacijos taip pat mane dažnai pasikviečia pakalbėti apie tai, kaip mes galime būti aktyvesni, kaip mes galime patys save motyvuoti, kaip mes galime atrasti būdą, kaip mėgautis tuo sveiku aktyviu gyvenimu. Ir aš suprantu, kad žmogus, kad jis būtų laimingas ir psichologiškai stabilus ir jaučiantis, kad jisai gyvena gerą gyvenimą, tai jam turi ir darbe sektis, ir šeimoje sektis, ir draugų rate sektis, bet ir kiekvienas iš mūsų, mes turim savo kažkokių svajonių. Mes norime išmokti galbūt šokti salsą, galbūt laisviau viešai kalbėti, galbūt išmokti kažkokių sugebėjimų, netgi kurie nuvestų prie naujos profesijos, programavimas, kalbų mokymasis, instrumentai, arba tiesiog dėl savęs. Bet dėl kažkokių priežasčių žmonės arba prisibijo, arba tik tai pradėję greitai numeta. Ir va ta tema, kaip pradėti ir nesustoti, kaip save motyvuoti, mane labai sudomino ir kaip edukatorių,
ir kaip praktika, kuris pats mėgsta tokiais dalykais užsiimti. Ir aš šiandien esu pasiruošęs pakalbėti keletą tokių ne 7M, bet 5M ir net ne M, o tiesiog 5. 5 kažkokie patarimai sukonkretinti, kuriuos galbūt šiandieną jūs išsinešite. Ar bent vieną iš jų. Aš kaip sakau, dažniausiai iš konferencijos, iš knygos perskaitytos, iš pamatyto filmo reikia vieną vienintelę kokią nors idėją išsinešti. Ir tai jau bus labai daug. Tai jeigu šiandien sakytumėt, o kokią tu, Mariau, norėtum, kad aš išsinešiu idėją iš susitikimo, tai visų pirma, mes esame tai, kaip užbaigtumėt šitą sakinį. Dabar versija yra labai populiari, ką valgome. Ir tai tiesa, mes esame tai, ką valgome. Buda toks garsus mąstytojas sakė, mes esame tai, ką mąstome. Tai yra mūsų mintis ir apibrėžia tai, kas mes esame. Kas labai mada domisi, tai jis pasakys, mes esame tai, kuo mes rengiamės. Ir taip toliau. Bet aš galvoju, kad mes esame tai, ką mes išmokome. Viskas, ką mes darome, kaip mes elgiamės, yra dėl to, kad mes taip išmokome. Vadinasi, mes galime išmokti ir kitaip. Ir yra labai įdomus dalykas, kad kuo tu daugiau mokaisi, tuo mokytis tampa lengviau, nes tu netgi išmoksti mokytis. Šiandien tokį linksmą pavyzdį aš parinkau, galvodamas apie visų pirma policiją, kadangi tai, aišku, yra renginys visiems statutiniam pareigūnam, bet mes esame Lietuvos policijos patalpose. Policija. Vat aš mokausi kinų kalbą. Kaip išmokti, kaip padėti savo prisiminti žodį policija kiniškai. Policija dirba su kokiu klausimu? Kažin ar čia? Tu prisimeni tokią frazę. Kažin ar čia? Kažin ar čia? Lietuviškas. Kažin ar čia? Tada iš to žodžio kažin mes paimam žin, o čia mes paimam čia. Nes kiniškai policija yra džingča, truputėlį, aišku, kitaip tas turim, bet aš kalbu apie mnemotechnikas, tai vadinamas. Kai mes kažko mokomės, mes ieškom prie ko prisirišti prie to, ką mes jau mokom, arba ką mums lengviau prisiminti. Čia kitą pavyzdį aš nesiniai buvau sugalvojęs, jog Irena, pavyzdžiui. Irena padeda prisiminti kinišką žodį žmogus. Irena, aišku, yra žmogus, o žmogus kiniškai yra ren, ren. Džingčia, kažin ar čia, džingčia, ir tu panaudoji kažkokį būdą. Kuo daugiau tu išmoksti, tuo daugiau atsiranda tų būdų. Vat matot, pavyzdžiui, tie hieroglifai, kol nebūni susidūręs, atrodo, kad tai iš vis yra tamsus miškas. Bet jie taip pat yra sudaryti iš gabaliukų. Tada kairioji dalis, pati viršutinė, pavyzdžiui, yra žolė, tada sakinys, tada būgnas, tada kalba, tada namo stogas ir taip toliau. Tu juos išmoksti ir man, pavyzdžiui, po 4 metų kinų kalbos studijų, dabar kiekvieną hieroglifą užmetų sakį, iš karto labai lengva suprasti, iš ko jis padarytas ir daug lengviau jį prisiminti. Nes tu žinai, čia ranka ir vanduo, pavyzdžiui. Ir taip toliau. Tai va, prisiminkite, kiniškai džingčia, kai nuvažiuosite į Kiniją arba į Taivaną, tai galėsite pasakyti jūs labai. O jie kaip džiaugiasi, kai kas nors vieną žodį jau išmoksta. Antras iš 5 ne M patarimų yra tai, kad reikia pasistengti, kaip galima tiksliau apsibrėžti. Vat turim svajonę, sakom, pavyzdžiui, aš norėčiau išmokti groti gitarą. Gerai. O kada tu pasakysi, kad tu išmokai groti tą gitarą? Kuo turi pasižymėti tą būseną? Vadinasi, kaip galima tiksliau? Galbūt tu nori išmokti taip, kad galėtum atlikti 3 kūrinius pilnoje salėje kaip šiandieną ir taip sklandžiai, kad visi paskui tau plotų. Ir tu turi tokį tikslą, tokią viziją. Gal net susirandi kažkokį festivalį, kažkokį renginį, kažkokį tai ratą bendraminčių, kur sakai, aš pasiruošiu ir sudalyvausiu ten. Kad būtų aišku linko. Tai aš savo tokiems apsibrėžimams, pavyzdžiui, bėgimas, kuris mane lydi jau daug metų, aš turiu susiformulavęs labai ilgalaikį, iš principo visam likusiam gyvenimui tikslą. Aš noriu bėgioti visą gyvenimą ir vertinu, ar man pavyksta ar nepavyksta pagal tokį būdą. Kiekvienais metais gimtadienį aš turiu nubėgti tiek kilometrų, kiek man sukanka metų. Ir iki 50 aš tokį planą turėjau didinti, o nuo 50 kasmet mažinti. Kad kai man 70, aš nubėgu 30. Kai 90, aš kažkaip nurisnoju 10. Tai šiais metais man suėjo 51, bet ego dar truputėlį per didelis, jisai man neleido dar mažinti, tai kol kas dar nubėgau 51. Ir manau, kad keletą metų galima dar ant bairio ten padidinti. Bet vis tiek,
aš anksčiau ir vėliau grįšiu prie to pradinio plano ir pradėsiu mažinti. Ir va taip aš vertinu, kad man yra šita ilgalaikė vizija turi labai konkretų apibrėžimą. Pavyzdžiui, man patinka jėgos pratimai, stiprinti visą savo kūną, ypatingai tą vadinamą širdies kamieno raumenyną, kuris atsakingas už mūsų tvirtą nugaros padėtį ir mūsų gerą savijautą, dėl to, kad mums neskaudėtų stuburo ir panašių dalykų. Tai stovėjimas ant rankų. Susigalvojau, kad išmoksiu stovėti ant rankų, tada sakau, aš turiu išmokti stovėti taip, kad aš išstovėčiau 2 minutės. Pasidariau specialų smėlio laikrodį, kuris būtų 2 minučių lygiai. Ir dirbau, kol galų gale tą pasiekiau. O dabar tikslas yra išmokti stovėti ant vienos rankos. Nes tai yra labai geras būdas stiprinti visą savo kūną, bet tokiom priemonėm, kurios nereikalauja kažkokios įrangos ir panašiai. Čia buvo video apie tai, kad aš, sakykime, išsikėliau tikslą dėl lankstumo, kadangi kaip dauguma žmonių buvo visiškai sumedėjęs. Ir iki 40 metų ten sunkiai pirštų galiukais pasiekdavai grindis, bet pasakiau, aš noriu išmokti, kaip Van Damas daryti tą vadinamą kabančią virvutę, kada ant 2 atramų tu atsiremi ir tu kabi visiškai ore abiem kojom. Ir šitas video, jeigu jisai grotų, jo, bet nesvarbu, viskas aišku, aš manau, žmonė, jo, galim paleisti. Tai tų tikslų ambicingumas tik tai priklauso nuo jūsų prioritetų ir kiek skirtingų tų užsiėmimų jūs norite daryti. Kinų kalbą norint mokytis, reikia paskirti kokias 2-3 valandas per dieną. Jeigu norit mokytis kalbų, bet tiek laiko negali skirti, galbūt reikia mokytis, pavyzdžiui, prancūzų arba portugalų. Ir lankstumo prasme, galbūt nebūtina plėštis ant to Van Damo, užtektų ten delnais pasiekti žemę arba padaryti tiltuką ir taip toliau ir panašiai. Aš tiesiog turiu omenyje patį tą principą, kad kai turi kažkokią svajonę ir nori ją pasiekti, reikia padirbėti ir kaip galima tiksliau apsibrėžti, kas bus, kad tu galėtum pasakyti, kad tu tą svajonę pasiekiai. Ir tai labai padeda netgi mintise vizualizuoti ir įsivaizduoti tą saldų momentą. Čia apie žongliravimą dar, kadangi aš nuo vaikystės buvau, kaip sakoma, nesgrabnas toksai. Tai prieš keletą metų pradėjau radęs dar netgi mokslininkų tokį patikinimą, kad tai labai padeda ir smegenis saugoti. Nes tas smulkiosios motorikos įgalinimas ir smegenų, akių, pirštų miklinimas, jisai labai padeda smegeniniai. Vat, pavyzdžiui, su kalbom taip pat klausimas. O tai kada tu pasakysi, kad išmokai tą kinų kalbą? Aš turėjau savo tikslą C1 lygis. Pagal europietišką vertinimo standartą, tai yra Advanced 1 pakopa. Ir pernai aš išlaikiau, kiekviena kalba turi savo oficialią sertifikavimo sistemą. Galbūt jums yra tekę anglų kalbos laikyti IELTS-us, nes daugeliui, kas nori važiuoti kažkur tai studijuotis ar stažuoti, turi pateikti tą dokumentą. Tai vat ir vokiečiai turi savo, ir ispanai, prancūzai, ir žinoma kinai. Taivanas turi vienokią, kinų žemyninė dalis kitokią. Aš pradėjau mokytis pagal tą, reiškia, didžiosios Kinijos. Iš pradžių dabar aš viską persimokau su taivanietiškais jau raštais, bet aš išlaikiau tą pagal jų, tai yra 5 lygio egzaminas ir kažkaip pajutau, kad dar mažokai man. Tai norėčiau aš ir 6 išlaikyti, C2, manau dar porą metų padirbėsiu ir tikiuosi, kad man tą pavyks padaryti. Tai vat, kiekvienam tokiam savo ambicingam asmeninio tobulėjimo sumanimui siūlyčiau susigalvoti mato vienetą, jeigu jisai tęstinis, kaip tas bėgimas kasmet, arba jisai turi galutinį tašką, išmoksiu groti gitarą tiek, kad pagročiau 3 kūrinius ir visi man atsistoja plos, ar taip toliau, bet tiesiog susikonkretinti, kaip galima daugiau. Trečias principas yra tai, kad nors ir sudėtingai atrodytų, kartais ir nepasiekiamai tas užmanimas, bet visada yra kelias, kaip iki jo nueiti labai mažais žingsniukais. Čia tokia visiems suprantama logika, bet ir į kosmosą žmonės tokiu būdu skrenda, ir Everestą lipa, ir kalbų mokosi, ir viskas yra. Ir tiesiog reikia rasti gerą kursą, gerą mokytoją, gerą patarėją. Ir sudėtingiausius judesius sportinius galima dekonstruoti į mažesnius tarpinius elementus, kuriuos šlifuoti vieną po kito išmokti. Ir tas pavyzdys, kaip su kažin ar čia, kai tu pradedi, tai taip, viskas nauja, o paskui žiūrėk po metų, po kitų jau tų ženklų, tu daug žinai, žodžių žinai, tas skamba panašiai kaip tas, jau atsiranda patirti žodžių, statosi ir
Kas mėgsta bėgimą, kas mėgsta ultradistancijas, ten yra labai populiarus toks pasakymas. Laimi ne tas, kuris yra greičiausias, o tas, kuris tiesiog nesustoja. Tai vat, šiandieną tą žingsnelį gal nueis iš vis milimetrinį, bet tiesiog tu jau pasistumėjai. Vat ir taip, po truputį metam bėgam, žiūrėk, paskui atsigrėžia atgal žiūri, o, kiek daug visokių dalykų nueita. Ir, vat, pavyzdžiui, aš kartais mėgstu tokį eksperimentą. Nepaisant visų kitų darbų, kuriuos darai ir užsiėmimų, dar integruoji kažką tai 2-3 minutės per dieną. Tai mes šiais metais su žmona važiavom Pietų Korėją, sakau, likus 100 dienų iki tos kelionės, aš susigalvojau, kiekvieną dieną išmoksiu po vieną vienintelį korėjietišką žodį. Ir tas raidelės jų. Ir gegužės mėnesį nuvažiavom, taip smagu buvo, jau gali perskaityti, kas parašyta, gali padėkoti, gali pasisveikinti, gali atsisveikinti ir panašiai. Tai dabar sugalvojom važiuoti kitais metais į Japoniją, tai japoniškai. Plius prie visų kitų darbų, kuriuos ten darai, užsiėmimų ir panašiai. Ir tikrai tas, kaip sakau, kelias minutės rasti per dieną, jeigu labai nori, tikrai yra įmanoma. Ir vėliau tu pats savo padėkosi. Ketvirtas tas punktas yra apie savęs motyvavimo būdus. Jų ko gero yra labai daug, bet 3, kuriuos aš naudoju, tai yra baimė, kad ir kaip baisiai skambėtų, tai yra malonumo siekis. Antrasis, tas varikliukas, čia taip pat nupiešta vaizdingai. Ir trečias, tai yra noras varžytis. Baimė ypatingai mums padeda, kai mes galvojame apie kažkokį sportą, gyvenimo būdo pakeitimą, sveikesnį gyvenimą. Nes labai sveika paskaityti mokslininkų tyrinėjimus, išvadas, kas atsitinka su mūsų audiniais, su mūsų smegenim, su mūsų plaučiais, jeigu mes neduodam fizinio krūvio, o dar jeigu mes žalojam, traukdami nikotiną, arba vartodami alkoholį, arba kažkokius tai labai daug cukraus turinčius produktus, labai smarkiai perdirbtus tų sočiųjų rūgščių, transrūgščių, keptų ir taip toliau. Va tai tiesiog paimit sąmoningai savo pasižiūrėti. Arba va, kas iš policijos gyvenimo turbūt paimti ir pasklaidyti, kaip atrodo dideliu greičiu į kliūtį įsirėžęs automobilis. Jums turbūt ir tenka matyti visokių tų nelaimių iš arti, bet paprastam žmogui netaip dažnai susiduria ir kartais užsimiršta, laksto tenai smagu, 130, 150, bet kas lieka iš tos mašinos, kai jinai rėžiasi, kai jinai apsiverčia. Ir vat savo pačiam save pastatyti prieš tą faktą. Rūkančio žmogaus plaučiai atrodo tragiškai, kepenės atrodo tragiškai. Audiniai, raumenys, visa kita, ten susiraukšlėjimas, susimetimas į kažkokią kuprą ir panašiai. Tai tos dalykus, aš nenoriu, kad taip atsitiktų, aš nenoriu, kad manęs nepažintų mano anūkai, kad aš kažkam tapčiau našta ir kažkokią tai daržovę. Bet yra priemonės, kurios padeda tą daryti, grūdinimasis, sportavimasis, smegenų mankšta ir panašiai. Ir tai yra geras motyvacinis variklis, nepamiršk, kad tai yra reikalinga, tai svarbu, jūsų kūnas ir jūsų visi artimieji ir mylimieji jums už tai padėkos. O malonumo tas siekis, tai kai tu žinai, kad tu tikrai labai nori, vat kaip sakiau, gitara, pavyzdžiui, ir tu įsivaizduoji tą momentą, kaip bus saldu, kai po 2 metų, pavyzdžiui, praktikos, tu būsi toj salėj, žmonės dėkos, džiaugsis ir tu būsi, aš galėjau tą pat, aš padariau tą. Va, tai tą, kuo geriau įsivaizduoji ir savo mintyse kartais vizualizuoji. Aš atsimenu, tą virvutę man išmokti reikėjo kokių 3 metų. Ir kiekvieną dieną tu randi ten kokie 10 minučių, kur buvęs, kur nebuvęs. Tai atsirėmė kažkokios kėdės ir panašiai ir ten pratempinėjai. Bet tu žinai, ateis ta diena, aš atsisėsiu ant tos virvutės. Ir tu galvoji, kaip gerai, kad tu turi tą viziją. Čia kiekvienas tiesiog randa, kas tą džiugina. Gal jūs klausite, koks durnius, kam jam tą virvutę. Žodžiu, kiekvienas žmogus randa savo tą svajonę ir savo kažkokį tikslą. Va, ir noras varžytis taip pat labai svarbus. Mes visi turim pavyzdžių, kur sakom, blemba, jisai tai gali, jinai tai gali. Mes kartu mokėmės mokykloje, žiūrėk, turėjom absoliučiai vienodas gyvenimo sąlygas. Jis dabar toks, o aš čia toks, o kuo aš už jį blogesnis? Ir va toksai, va, kai būna kartais maratonė bėgi, žiūri, kažkokia tai 15 metų vyresnė tetutė jau ten galvoju, klausyk, pala, gal aš galiu. Žodžiu, toksai, adrenalinas kažkur, tai va, pasilygint. Ypač man padeda, ir aš rekomenduoju pažiūrėti tuos stiprios dvasios žmonės, kurie turi negalią ir vis tiek sportuoja. Pavyzdžiui, triatlonininkas Ernestas Česonis, kuris neturi rankos nuo dilbio, bet tai jo visiškai nesustabdo. Plaukia, bėga, mina, viską daro, dalyvauja pasaulio čempionatuose. Reiškia, mes visi galime. Ir 5 tokia gudrybės čia jau daugiau toks patarimas. Mes visi turime nemažai laiko resursų. Vat net dabar jūs sėdite ir jeigu baisiai norėtumėte, tai galėtumėte tą laiką išnaudoti tam, kad pratempinėtumėte savo keturgalvius raumenis. Arba riešus, pavyzdžiui, kas lankstumo prasme. Arba dar, žodžiu, stovim kažkur tai eilėse visi, parduotuvėse, poliklinikose, oro uostuose. Galima paimti ir ant vienos kojos tiesiog pastovėti.
Retai mes tą darom ir tai susilpnėja visi tie mūsų stabilizaciniai raumenys aplink dubens kaulus. Ir pilvo pratimus, ir kvėpavimo, ir kalbų mokymų. Žodžiu, daug yra tikrai kiekvieną dieną po kokį porą valandų kažkur tai neišnaudotų. Tai čia irgi labai ilgai galima būtų šnekėti apie tai ir aš, kaip sakiau, domėjausi, kūriau, rašiau ir tą knygą, tai Aistra gyventi sveikai apie tai. Netgi esu tokį online kursą padaręs žmonėm, kurie nori tobulėti ir nori tą svajonę pasiekti, taip ir vadinasi svajonė tavo rankose. Tai tiesiog pabaigai tie 5 yra tokie. Mokytis yra tai, ką daryti yra be galo naudinga ir kuo daugiau mes tai darome, tuo lengviau tai mums pasidaro. Kuo aiškesnis tikslo formulavimas, tuo daugiau šansų, kad mes iki jo nueisim. Mažais, nesunkiais, nevarginančiais, negazdinančiais mūsų žingsneliais mes galim nueiti iki savo tikslo. Patys save galim pamotivuoti per baimę, per norą varžytis, per norą patirti galų gale tą pasiektų tikslo malonumą. Ir visada yra paslėpti laiko rezervai, kažkokios gudrybės, neišnaudotos galimybės, kurios mums padės. Nors atrodo, mes užsijėmė čia užsikasę, bet yra, patikėkit, visada yra. Tai toks aš esu veikėjas, jeigu jums įdomu, prašom susirasti mane social media, visur aš esu ir TikTok'e. Ir paskutinis mano projektas yra Bėgte su Jovaiša, toks labai nestandartinis formatas, aš pradėjau kviestis pašnekovus. Visokiausių žmonės. Šiandien, pavyzdžiui, bėgsim su priklausomybių ligų specialistu profesorium Robertu Badaru. Gal teko girdėti, jis yra narkotikų visų ir kvaišalų specialistų. Labai įdomus. Tai mes bėgam, priekį važiuoja paspirtukas ir mes iš paskos bėgam, jis reiškia filmuoja mūsų tą pokalbį. Bėgte, ne kažkur studijoje sėdėti, bet Bėgte su Jovaiša, taip ir vadinasi. Tai ačiū Jums, aš labai stiprios sveikatos Jums linkiu, tiek dvasinės, tiek fizinės ir tikrai patikėkite, nors daugelis Jūsų žino, sveikas ir aktyvus gyvenimo būdas gali tapti hobiu. O dabar kaip žadėjau. Kas norėtų išmokti stovėti ant rankų? Prašom, išmoksi dabar jau garantuotai. Kas norėtų špagatą išmokti daryti? Ten galė mokyti. Mokantiem tai nereikia. Prašau, špagatas. Turbūt nedaug trūksta. Ir kas norėtų išmokti bėgti maratoną, pavyzdžiui. Maratonas, prašau. Šiaip šitą knygą nemokamai galima parsisiųsti, jos yra PDF versija Aistra gyventi sveikai, tai visi, kam tikrai įdomu ir toj social media, kaip sakiau. Jei turim porą minučių klausimų, neturim, tai tada nenoriu aš sugadinti viso grafiko, nes jau 11. Matau, vienas kelia ranką. Tada siūlyčiau tai padaryti, ryte visą tai daryti. Aš labai jūs gerai suprantu, nes jeigu būna sunkiai įtempta psichologiškai diena, aš vakare, pavyzdžiui, irgi jau jėgų nebeturėčiau eiti. Bet ryte galbūt tada mes geriau jaučiamės. Visada yra kažkoks paros metas. Labai norint galima ir 5 ryto atsikelti ir pasukti savo gyvenimą taip, kad tu 5 pradedi. Tai gerai, tu 9-10 nueisi miegoti jau po visų reikalų, bet tu ryte pasidarysi tos savo asmeninius projektus. Aš tiesiog galvoju, susirandam tą paros ritmą. Nes jeigu vakare jėgų nėra, tai nėra. Gal po truputis tas gali irgi persislinkti. Žmonės išmoksta keisti tą paros režimą. Bet jeigu natūraliai ryte stipriau jautiesi, tai ryte visus tos... Aš, pavyzdžiui, irgi mėgstu. Bėgu, aš visada ryte atsikeli, prasibėgi, jau ta diena yra ok, nes jau geras darbas padaryti. Prašom. Kiek jūs laikas skiriate savo vaikams? Labai daug. Tai visa mano ašis yra gyvenimo ir aš visokiausių prisigalvojęs, kaip sakiau, su paslėptais laiko rezervais. Mes einam kartu sportuoti, mes einam kartu bėgioti, aš juos vežiuosi į savo verslo kelionės, turiu tokią. Pavyzdžiui, važiuoju tenais dėl Kubos reikalų į Miami, tai būna Antanuko laikas dabar. Dabar Onutės bus eilė kitą kartą su manim važiuoti. Išvažiuojam, pavyzdžiui, dviesi tik su vienu vaiku. Kiekvieną dieną aš bandau baigti darbus, kad kažkur 3-4 aš jau būčiau viską padaręs ir kai vaikai baigia mokyklas, kad galėčiau juos vežioti po būrelius. Mes ten turim pasiskirsti. Važiuojam būreliai, žiūriu, kaip mano sūnus žaidžia futbolą. Pažiūriu, tada nueinu į mašiną, atsisėdu ir ten online pamoką turiu su kinų kalbos mokytoja. Bet žodžiu, kažkur aplink tos vaikus. Vedu į gimnastiką, susimoku gimnastikos salėje, kad leistų man irgi pakampėmis tenais kažkur tempimus padaryti ir pasinaudoti tuo laiku ir tą erdvę. Bet tikrai labai daug.
Aš toks nenorama ir kažkokiu nuotykiu ieškotojas buvau nuo mažens, bet va, ta sveika gyvensena nebuvo labai man natūraliai, nes aš gana anksti gyvenime pradėjau rūkyti ir tie baliukai būdavo iš tikrųjų, sakyčiau, su pertekliniu alkoholio vartojimu man pažįstama tema tikrai nuo studentavimo iki kokių gal 30, tas laikotarpis buvo. Nebuvau žiauriai apsileidęs, jeigu taip sportinė prasme, ar tai pabėgiodavau, vaikystėje ten po medžius karstytis, krepšinį, visą kitą, bet buvo rūkymas, buvo gal net ir priklausomybė nuo alkoholio. Tai vat, kai jau mes pagaliau pradėjom gimdyti vaikus, tai buvo tas lūžio momentas ir jo, labai sudėtingas dalykas atsikratyti, pavyzdžiui, rūkymo, kaip daugelis žino. Bet vėlgi, aš manau, kad būtent bėgimas man padėjo mesti rūkyti. Ir aš labai daug kam rekomenduoju ir va, su profesorium Badaru ne kartą esam kalbėję apie tai, kad tai vadinama pakaitinė terapija, kai tu turi kažką, ko tu nori atsikratyti ir tai yra labai tavyje jau giliai, tu geriau ras, kuo tai pakeisti, nes tiesiog išmušus skylę bus labai sunku. O tai va, atsirado bėgimas, pamėgau tą bėgimą ir nebeliko vietos ir kažkaip tai net tokio supratimo, kad tas rūkymas, jis natūraliai dingo. Ir paskui iš to sekė kiti dalykai, ten ir mitybos pokyčiai ir panašiai ir panašiai. Bet jo, nebuvo taip, kad nuo mažens ir mačiau pavyzdžių pakankamai vis tiek, tėvai iš sovietmečio dar atėjo, tai tas rūkymas ir tie baliukai buvo kaip ir norma, o kiekvienas žmogus, kuris supranta ir dauguma žmonių supranta, kad tai nėra gerai, tiesiog reikia pribręsti, išmokti būdą, kaip galų gale atsikratyti viso šito ir tada gyveni ir džiaugiesi. Aišku, čia jūsų kolega paklausė, ar tikrai aistra, kodėl čia aistra, jau čia toks baisus žodis. Sakykime, hobis. Iš tikrųjų, sveikas, aktyvus gyvenimo būdas tapo mano hobiu, gyveni tuo ir mėgaujasi ir lauki vėl, kada tu nueisi pasportuoti, ir ypatingai padeda, sakau, tas tikslas. Tu, sakykime, nori būti stiprus, tai vietoj to, kad ten neturėtum, taip stiprus, gal ten bicepso kažkoks tai centimetrais išmės. Pasirinkime kokį nors pratimą, kuris iš vaikystės. Salto noriu išmokti, pavyzdžiui. Kūlverstį paprasčiausia daryti, ant rankų, kaip sakiau, stovėti. Ir tai taip smagu, ir tada taip labai aiškus yra tikslas, dėl ko tu sportuoji, ko tu sieki, ką tu nori padaryti. Visada reikia turėti kažkokį tokį labai apčiuopiamą tikslą. Ačiū dar kartą.